Kartais atrodo, kad investuoti ir taupyti turi tie, kurie turi daug pinigų. Arba tie, kurie labai mažai turi pinigų. Mes rasime tikrai dvi skirtingas žmonių pusės, kurie kalbės vienaip arba kitaip. Aš jums galiu pasakyti apie save trumpai. Aš turiu šiai dienai 3 nekilnojamus turtus, iš kurių aš tikrai uždirbu. Aš turiu vieną verslą ir dar darbą su Instagramu, nežinau kaip čia pavadinti verslu ar ne, ir taip pat su Compensa Life bendrovė. Bendradarbiauju jau 11 metų. Ir aš tikrai turiu iš labai daug skirtingų dalykų, resursų, pinigų, kurie man ateina kiekvieną mėnesį. Ir galbūt atsirastų tokių žmonių, kurie pasakytų, tai kam tu taupai, kam tu atsidedi, juk pas tave yra ir iš ten, ir iš ten, ir iš ten, ir iš ten pajamų. Aš galiu pasakyti, kad šiai dienai aš negaliu pasakyti 100%, kad man seksis visą laiką taip gerai, kaip sekasi šiai dienai. Todėl aš turiu sukaupusi per 11 metų tokį krepšelį, kad jeigu man ateitų juoda diena, aš galiu jį pakratyti ir pasimti iš ten pinigus. Todėl ir jums rekomenduoju investuoti ir nežiūrėti į šonus, kas su kokia pinigų suma turi šiai dienai atsidėti kaupiamajam gyvybės draudime. Kiekvienas šiai dienai turime apsidrausti ir turėti santaupų. Kiekvienas. O investiciniam kaupiamajam gyvybės draudime jūs tai galite daryti po truputuką. Nuo 30 eurų per mėnesį. Ir laikui einant, laikui bėgant ir jūsų situacijai gerėjant, jūs galite visą laiką padidinti įmoką. Nežiūrėkite į kitus, kiek kiti taupo, nežiūrėkite, kaip kiti gyvena. Jūs pradėkite nuo savęs ir pamatysite, kaip jūs patys džiaugsitės dėl savo sukaupto krepšelio po 10-15 metų.